psichologai ir turim psichologinių problemų, kaip visą laiką. Turim psichologinę problemą. Turim labai didelę psichologinę problemą. Tiesiog. Ne tiesiog, bet labai didelę psichologinę problemą. Pasukam. Ir tai bus Giedrius. Pam, parim, pam, 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 pam. Tavo istorija. Kiek daug iš... Giedrius. Labas vakaras, iki. Labas vakaras. Giedriu, aš nepykit, kad trukdau jūs, bet man davė kolega telefono numerį, jūs sakė dėl čia. Jūs šiek tiek galite pagelbėti, aš tokią problemą turiu. Taip. Matot, kiekvieną rytą aš važiuodamas į darbą negaliu neužsukti kažkaip pas savo meilužį. Mane graužia sąžinė, bet aš visą laiką užsuku. Aha. Ir paskui per pietus būna tai pasitaiko ir vos ne namo važiuodamas ten užsuku, suprantat? Taip. Vat kažkaip. Ir norėtųsi kažkaip taip pabendrauti šitą temą, ar ne? Pasigilinti. Jo, nes būna dar taip, kad, žinot, mažtai, aš važiuodamas ryte užsuku pas kokią meilužę, užvažiuoju į darbą, sekretorė ten mane vilioja, aš ir ją taudžiu iš tikrųjų ir būna paskui papietauju su meilužė, vėl reikia pasimylėti. Ir prieš namo važiuodamas sekretorė kažkok kabinėjasi, aš, ką žinau, būna ten rankai, ir iš tikrųjų ir pasimylim, prieš užvažiuodamas namo, man meilužė padaro pavalgyti. Aš pas ją užsuku, pavalgau. Tai toks, sėdžiu paskui namuose, žinot, toks pasimetęs visas. Ok, aš manau, kad gal telefonu dabar nesileiskime tokias diskusijas gilės, bet iš esmės aš pačią problematiką suprantu. Tikrai? A jūs teko susidurti su to? Nu, taip. Nes matot, problema iš tikrųjų yra daug gilesnė. Jo. Nes problema yra daug gilesnė. Supraskite, aš, matot, turiu dar žmoną. Ir jo, aš jau prabundu, žinot, nuo to, kad mes mylimės, nuo sekso to viso. Ir aš tada važiuodamas į darbą suprantu, kad man reikia visgi vis tiek užsukti pas meilužį, žmogus tai normalus. Ir mes, žinot, su ją kažkokiu būdu pasimylim. Aš paskui atvažiuoju į darbą su sekretorė, čia labas, rytas, nieko nėra, dar ofise reikia pasimylėti. Prieš išvažiuodamas į darbą, iš darbo su sekretorė pakirkina mane, tai ten padaro minėtą man. Aš nuvažiuoju pas savo žmoną, paskui mes su ją papietaujam. Ir paskui, suprantat, ir prieš važiuodamas namo, jo, paskutinis dalykas, tiesiog prieš važiuodamas namo, aš užsuku pas savo meilužę, mes su ją pasimylim, paskui grįžtu namo pas savo žmoną ir mes mylimės ilgai, suprantat, iki kol užmiegam. Aha, iš esmės, mano pirma mintis yra tokia, kad tai nėra telefono pokalbis ir mes galim susitarti susitikimo laiko, tai tiesiog paskirtume laiko iš tikrųjų nuspręsti dėl... Super, būtų labai gerai, Giedriau, nes matot, čia yra kaip ir šalutinis dalykas, nes pagrindinė problema yra ta, kad aš jaučiu labai didelę įtampą ir diskomfortą masturbuodamasis. Nu tai žiūrėkite, aš dabar sakau taip, kad jeigu yra noras susitikti, tai mes telefonu dabar daugiau programų neaptarėm, o su telefonu sutarkim susitikimo laiką. Jūs šią savaitę laisvesnis? Taip pat pažiūrėsiu. Giedriau, dar vieną noriu dalyką pasakyti tiesą. Aš ne vienas. Dar yra draugas. Tas draugas, kuris davė telefono numerį, tai jis yra iš radijos stoties ZIP FM. Labas vakaras, Giedriau, jums trukdo radistai, mes juokaujam. Labas vakaras, Giedriau. Taip, juokaujat, aš taip ir kažkaip buvo pojūtis juokavimą. Ar būna tokių bėdų vyrams? Čia anekdotinė situacija, bet... Man nepritaikyt, sakyk. Jo. Būna visokių bėdų vyrams. Visokių. Ir moterims. Na, aš džiaugiuosi, kad jūs taip ramiai viską priėmėt. Malonu, Giedriau, buvo su jumis susipažinti. Ačiū už įdomų pokalbį ir linkėjimą jums. Nu, pokalbis, toks ir pokalbis. Nu, toks, labai priėmėt ir norėjot padėti bet kokiu atveju. Tai labai geras ir sveikintinas brožis. Puikiai. Gerai. Ačiū jums visokiems. Ačiū jums. Sudie. Nu, man irgi ta įtampa tokia. Ryte pasimylė, per pietus, vakare, dar užsuku pas meilužę, dar žmoną. Nu, bet jaučiu įtampą masturbuojant. Kas yra? Neišeina, tikrai, net pats savo nemielas.